Sveiki, galime eiti prie rimtų reikalų. Derybų metu galime, iš tikrųjų, yra stebuklingi žodžiai, juk mūsų tėvai juos labai mokino ir jie tokie nuostabūs ir veiksmingi, veikia daugybėje situacijų. Ar pamenate, kokie tie žodžiai? Tai yra du tokie labai super dideli žodžiai, tai yra ačiū ir atsiprašau. Tai aš pakalbėsiu šiandien apie vieną iš jų, tai yra apie atsiprašymą. Pradėti sakinį atsiprašymu. Iš tikrųjų, gal laikytumėtės ir priešingos pozicijos, per derybas reikia neatsiprašinėti, rodyti galios poziciją ir taip toliau. Na, jeigu mes einam į iracionalų, į protą, į emocinį žmogaus potencialą, tai atsiprašymas vis dėlto yra vienas iš stebuklingų žodžių, kuris kitą pusę šiek tiek suminkština, sušildo, šiek tiek kita pusė pradeda jaustis tvirčiau. Na, jeigu manęs čia atsiprašo, tai vadinasi, aš autoritetas, čia su manim turi skaitytis, aš valdau ir kontroliuoju situaciją. Na, mums to ir tereikia. Tik to ir tereikia. Mes norime, kad pašnekovas jaustųsi gerai, komfortiškai, užtikrintai, pasitikinti savimi, gebėtų priimti sprendimus. Nes jeigu jis taip nesijaučia, jis yra pasimetęs, jis negali, racionaliai priimti konkretaus susitarimo, kurio galėtų laikytis ir vadovautis vėliau. Tai šis paprastas žodis, sakinio būtent pradžioje, atsiprašau, ar galėtume, ir tada jau jūs einate link kažkokio prašymo ir labai taip vietoj, taktiškai ir nejučiom, jūs per vieną sekundę, netgi sekundės dalį, suminkštinat kito pašnekovo širdį. Paprasčiausiu vienu žodeliu. Nes, ir įprastai prašymai taip ir girdimi. Atsiprašau, ar galiu paprašyti? Ir eina apie tai kalba. Gal, konkretus patarimas nėra apie tai, kad atsiprašau ir iš karto prašyti, bet tai, kad vartoti žodį sakinio pradžioje, atsiprašau, norėčiau pakalbėti apie temą ir ten jau toliau vystote ir toliojate tą temą ir po to prieinate prie to savo konkretaus prašymo. Tai toks mažas dalykas, kuris iš tikrųjų, irgi, kaip sakoma, lašas po lašo ir akmenį pratašo. Tai čia vienas iš tų lašų, kuris iš tikrųjų paglosto opozicijai, kitai pusiai širdį ir tai yra taškas į jūsų naudai. Tai apie atsiprašymą, aš manau, jūs įsidėmėjote. Kitas irgi, taip pat nepamirškit, tai yra stebuklingas žodis, todėl jis ir veikia. Vienas iš tų dviejų. Kitas patarimas, norintiems gerai ir kokybiškai derėtis, yra minėti pašnekovo vardą. O kodėl? Vėlgi apie tai, kad įkvėpti daugiau šilumos santykiams su pašnekovu. Kiekvienas iš mūsų, gal ne 100%, bet dauguma mėgstame savo vardą. Ir, tinka naudoti ir kažkokį komplimentą, gerą žodį apie kitą pusę, pasakyti kažką gražaus, bet paminėti kito pašnekovo vardą, tai jau kaip komplimentas veikia.
Pavyzdys, netgi kombinuojam. Atsiprašau, Jonai, bum, du lašai vienas iš kito, jau net tuoj palaukit, tuoj ir srovė bus. Tai apie ką mes? Pirmas stebuklingas žodis, antra paminime pašnekovo vardą, o ar nebuvę jums tokių situacijų, kai būnat susitikime ir pamirštate kito žmogaus vardą ir negražu kažkaip ir prašyti, klausti, ten sakyti, kokiu tu vardu, nepatogiai jausitės, o norit pasakyti kažkokią istoriją ar panašiai, arba, galbūt kitą kartą jaučiatės, kaip būnat kažkokiam susitikime, vakarėlyje ar tiesiog situacijoje, kaip kitas pašnekovas, niekad neištarė jūsų vardo ir jums taip, galbūt jis neatsimena mano vardo, lyg tai norisi pasakyti, priminti jam savo vardą, bet taip kaip irgi be prasmės kažkoks toks tuštumo jausmas tarsi užklumpa. Tai kaip jau vyksta kažkoks, interactionas, susipažinimas ar panašiai su, jeigu, tarkim, mažai matomu jums žmogumis, tenkitės atsiminti jo vardą ir įsidėmėti, galit net pokalbio pradžioje, kai ten susitinkat, pasisveikinat ir galbūt, nežinau, verslo susitikime, darbo pokalbėje, dar kažkur, kur tikrai žinote, kad reikės dėrėtis ir kalbėti apie kažkokias pusiausvyras, jūs sąmoningai užfiksuokite vardą žmogaus, ateinat, sakote, labą dieną, aš ten Aurimas, ar ten koks jūsų vardas reiškiasi, vadinu, sakykime, labą dieną, aš Aurimas, ir ten sako, aš esu sveiki, aš esu Petras. Ir būna taip, kad geriau įsiminti kito žmogaus vardą, tai yra, kaip pakartojame mes jo vardą arba mintyse, arba garsiai. Ir, sakykime, tarkim, pasakau, labą dieną, aš Aurimas, sako, sveiki, aš Petras. Aš sakau, malonu Petrai, susipažinti ir aš pakartoju jo vardą, tokia automatiškai užsitvirtina, man lengviau atsiminti, jau ir kartu iš karto taip jau vyksta tas jau dėrybų jau prieš visą reikalą, prieš visą procesą, jau tas tokiais pasąmoningas, toks jau komplimentas gaunasi, vardo pavartojimas jau toks jau gaunasi kaip ir taškas vėlgi jums ir tada ir atsimenat vardą ir paminėjo tą vardą ir tas žmogus jautėsi viduj maloniai, dauguma žmonių jaučiasi, kai vardą mini maloniai ir jau ten vyksta kažkokia diskusija, kalbat bendraujat ir irgi eigoje paminėkite kelis kartus pašnekovo vardą, jums tai nieko nekainuoja. Apart to, kad atsiminti, o kas iš tikrųjų tik padaro malonesnį, švelnesnį, šiltesnį bendravimą. Tai yra labai paprasta, labai taktiška, visiškai etiška ir jokių moralinių nusižengimų tame nėra. Minint pašnekovo vardą, tiesiog pokalbio eigoje keletą kartų paminint, padaro jūs tiesiog labiau mėgstama, labiau priimtina. Visi mėgsta girdėti savo vardą ir kaip į jų kreipiasi, tiesiog, man buvę tokių situacijų, jis atsimena mano vardą, iš kur tu žinai mano vardą, jeigu, pavyzdžiui, ten atsimeni, tu tiesiog ar įsidėmi, ar atsimeni, kaip jau ten bebūtų. Buvę taip, kad ar kalbu telefonu, ten, pavyzdžiui, įsisaugas už ten kito žmogaus vardą, skambinu ir sakau, sveikas jūs tai. Tu žinai mano vardą, viskas, aš jau, ten tampu geriausiu vos nedraugu, tos akimirkos, tos minutės geriausias draugas dėl to, kad aš pasakiau to žmogaus vardą. Ir kaip galima atsisakyti geriausio draugo prašymo paslaugos padaryti, jeigu jis, tiesiog suvokit tokią situaciją. Jūs paminėt žmogaus vardą, jūs tampate labiau mėgstamas. Jeigu esate labiau mėgstamas, vadinasi, jūsų labiau nori ir klausyti. O jeigu labiau nori ir klausyti, lengviau jums gauti tai, ko nori. O jeigu jūs labai taktiškai, kaip mano minėtam pavyzdį, ten labą dieną, Justinai, kai žmogus ypač nesitikė, kad bus atsimintas jo vardas, jis užsihaipina ir net fejerverkai jam smegenyse dopamino iššauna ir jis tiesiog būna apstulbęs iš malonumo, nors aš nieko vapšiai nepatariau. Būna jis apstulbęs ir tiesiog excited, linkęs su manim bendradarbiauti, daryti, prašyti tai, ką pasakysiu, ne tai, kad viską, bet į tai, apie ką eina reikalai. Ir jis tikrai labiau bus linkęs priimti mano pasiūlymus, nes aš esu jo draugas labesnis, negu tai, kad prašalaitis pro šoną. Tai pats paprasčiausias ir elementariausias toks dalykas, tai tiesiog
paprasčiausiai paminėti pašnekovo vardą. Kaip atsiminti jo vardą, pakartokite tai keletą kartų mintyse. Jeigu susipažįstat tiesiog, kaip sakote, malonu, tai irgi pridėkit jo vardą, malonu Petrai susipažinti. Taip pat, reiškiasi, jūs jau pirmas taškas, pasikartojat, antras jau, vėliau dar kelis kart pakartojat ir kai prieina kažkokios situacijos, taip pat galim naudoti su tuo atsiprašau, kaip ir pradžioje video kalbėjau. Tačiau, jeigu apie vardą, tai taip per dažnai nereikia jo minėti kas antram sakinį, bet, sakykime, bendram pokalbio eigoje keletą kartų ištartas vardas labai sukuria ir padidina, pašiltina tuos santykius. Taip kad labai rekomenduoju atsiminti pašnekovo vardą ir jį keletą kartų ištarti. Ir patys atkreipkite dėmesį, jeigu jūs bendrauja ir kreipiasi žmonės, kurie ištaria jūsų vardą, kaip jūs jaučiatės, kai tariamas yra jūsų vardas. Ar gerai, ar ne? Ir kai būna situacijos vis dėlto, kaip jūsų vardas nėra tariamas, gal jau dabar, kai peržiūrėjot šitą video, jūs jau tikėsitės visose aplinkybėse, iš tikrųjų, bet, nenustebkit, kad vis dėlto nedažniausiai tas vardas yra tariamas. Šiaip šis patarimas yra labai populiarus tarp įvairių vadybininkų, pardavėjų. Tai, tiesiog labai paprasčiausias, bazinis iš tikrųjų patarimas, bet kadangi video serijos apie derybas iš mašinos galo dar tik prasideda, tai nepradėsim nuo liūto galvos kapojimo, pradėsim nuo mažų žingsnelių. Tai yra tokie patys paprasčiausiai, galbūt jūs visiškai juos žinojote, tačiau, derybos, kaip ir sakiau prieš tai pradžioje, tai yra kompleksinis, labai iš daug dalių susidedantis, kombinuotas tiesiog procesas. Tai tie lašeliai jūsų naudai renkami, iš tikrųjų prasmingas taškas į jūsų aruodą, į jūsų kraitį, tiesiog tokiais paprastais mažais žingsneliais. Ir štai jau jūs vis arčiau savo norimų tikslų. Taigi, dėkui už tai, kad skiriate laiką savo kompetencijom. Ir tada dar aprodau apylinkės, kur aš čia randuosi, kokios čia laukuose. Iš tikrųjų, ne per toliausiai aš čia pabėgau nuo praeito karto. Dar buvo nuotaika man padaryti ekstra filmuką, bet šiandien temsta, tai gal jau bus ir gana. Tai va, atvažiavau iš tenais. Čia mes turim kažkokį gamyklą šone. Ne. Mano filmavimo studija. Galim uždaryti. Pro čia važiuosim namo. Medeliukai. Mašinytė. Gamykla. Na kągi. Dėkui, kad esate su manimi, skiriate laiko tobulėjimui. Stengsiuosi daryti įdomius video. Jeigu turite pasiūlymų, klausimų, mielai lauksiu. Užduokite, pagyvinsite video, būsite įsitraukę irgi į video kūrimą. Uždavę klausimą aš jį perskaitysiu ir būsite praktiškai sudalyvavę video. Netiesiogiai, bet tokiu būdu. Ir aš žinosiu, kas jums rūpi, kas įdomu. Taip, kad šiuose rubrikose užduokite klausimus, jei galima, apie derybas. Nesupyksiu, jei bus ne tik apie jas, bet bandykim išlaikyti temą. Ir viliuosi daryti daugiau negu keletą, negu 10 ar nežinau kiek tų video apie derybas, nes čia tokia plati tema ir turinio turiu. Taip pat pozicija iš mašinos galo gali mane nunešti į bet kurį pasaulio galą. Tai būtų gal tada tiek. Ačiū, kad skiriate laiko savo kompetencijom. Su jumis buvo Aurimas ir iki kitų kartų. Jeigu patinka turinys, prašom palaikinkit, pasidalinkit. Dar mano šitam mažiukam kanalui tikrai nepakenktų vienas kitas followeris. Ir jeigu jums patinka turinys, tai kodėl jį slėpti nuo kitų.